Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime Fall Damage. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Praeitos pamokos metu mes su jumis padarėme gyvybių sistemą, o dabar realizuosime Fall Damage. Tai tam, kad mes galėtume padaryti su jumis kažkokį damage, mums reikalingas skriptas, naudojant kurį mes galėsime perduoti tą damage ir damage struktūrą. Tai pabandysime dabar tai ir realizuoti. Ir visus tus kodus patalpinsime viduj mūsų health folderio, kurį sukūrėm praeitą kartą. Tai pradėsime mes nuo damage providerio. Sukursime skriptą damage provider, naudojant kurį galėsime perduoti damage. Vėliau mes padarysime taip, kad tas damage provideris dar skaičiuotų papildomai damage, priklausomai nuo damage tipo. Tarkim, vienas tipas damage tai fall damage, kitas fire damage, dar vienas gali būti, tarkim, poison damage ir taip toliau. Tai bet kokį tipą, kurį mes sukursime, jis čia ir skaičiuos. Ir taip pat mes galėsime daryti visokius power-upus. Tarkim, imunitetą nuo fall damage, arba galėsime gauti tik 50% damage nuo ugnies ir visus kitus tokius dalykus. Kol kas padarysime paprastą skriptą, bet po to jį patobulinsime. Tai ir iškart čia šalia aprašysime visus dalykus, kurie mums bus reikalingi. Tai sukursime namą, kur saugosim damage tipą, kurį mes galim padaryti. Na ir kol kas vienas dalykas, kurį mes galim padaryti, tai fall damage. Taip ir parašysime čia. Vėliau pridėsime ir kitus tipus. Toliau mes aprašysime tokią struktūrą kaip damage unit. Naudojant tą struktūrą mes galėsime nurodyti vieną kažkokį damage. Tarkim, jeigu mūsų playerį bus mestas kažkoks degantis pagaliukas, tai vienu metu bus ir physic damage ir fire damage. Ir pats damage'as bus sudarytas iš dviejų tų unitų. Ir mes turėsime apskaičiuoti ir fire damage'ą ir physic damage'ą skirtingai. Tai tam ir sukursime tą struktūrą. Čia mes saugosim damage type'ą ir damage amount'ą. Galima gal rašyti be damage ir taip aišku, kad čia damage amount'as ir damage type'as pas mus bus. Ir dabar reikia realizuoti ir patį damage. Mes sukursime klasę damage ir toje klasėje saugosim visą sąrašą damage unit. Ir pavadinsime tą savybę damage units. Ir kad veiktų pas mus tas enumerable, mes turime pridėti čia papildomą raktažodį generic. Ir pridėsime papildomą informaciją apie tai, koks pas mus bus source'as. Kaip mes tą damage'ą padarysime. Tai pas mus bus aprašytos koordinatės, kur mes gavome tą damage, iš kur jis buvo išsiųstas mums. Toliau bus source objektas, tai objektas, kuris perdavė mums tą damage, o target objekto kaip ir galim nerašyti, nes target objektas ir bus tas objektas, kuris gaus tą damage. Ir mes galim atskirti tos du dalykus tam, kad, tarkim, jeigu mes metam granatą, tai mes esame source objektas, kuris daro tą damage. Bet granata gali sprogti kažkur kitur, tai source koordinatės gali skirtis. Ir galima aprašyti čia konstruktorių. Na ir sukursim bazinę klasę damage providerio. Ir visi kiti damage provideriai turi paveldėti iš damage provider base. Tai mes tai padarysime tokiu būdu. Mes sukursime čia savybę health, tam, kad kai mes norėsime perduoti damage per du skirtingus providerius, neperduoti damage tam pačiam objektui. Mes tai žiūrėsime vėliau. Toliau čia pas mus yra metodas hit, naudojant kurį mes galim perduoti damage. Tai mes skaičiuojame damage, kurį mes norim padaryti ir po to perdam į mūsų health objektą tą damage. Skaičiuojame, kiek mes padarėme damage ir tą damage atiduodame atgal. Ir čia pas mus yra du metodai, naudojant kuriuos mes galim viską ir realizuoti. Kol kas mes sukursime simple damage providerį, o po to realizuosime daugiau kitų damage providerių. Taip ir pervardinsim mūsų failą simple damage provider, kuris nekaip sudėtingai viską neskaičiuos, o darys paprastų būdų viską. Tiesiog sumuos visą damage ir perduos tą damage health'on. Tai mes padarysime metodą, kuris atiduos health'o, kurį mes nurodysim per inspector langą ir padarysime paprastą skaičiavimą. Tai praeisime pro visus unitus, kurie pas mus yra, paimsime amountą ir sumą atiduosime. Ir dabar kiekvieną iš tų visų tipų mes galim padėti į atskirą failą. Ir dabar, kaip jūs matote, health folder'e atsirado daug visokių skriptų. Tai su tais skriptais mes dabar ir dirbsime. Ant mūsų playerio mes galim užmesti mūsų simple damagerį. Kol kas tai bus simple damage provider, po to galėsime pridėti kažkokį kitą. Nurodome health'ą, su kuriais dirbs tas damage provideris. Ir dabar galima aprašyti mūsų skriptą fall damage.
Tai viduj scripts folderio sukursime folderį damagers ir aprašysime ten fall damage skriptą. Nurodome, kad mes dirbsime su damage provider base, nurodysim mūsų damage providerį čia ir galėsime perduoti tą damage'ą. Ir čia mums reikia pagalvoti, o pagal ką mes skaičiuosime damage'ą. Pagal aukštį, nuo kurio mes nukrytame, ar pagal pagreitį, koks pas mus buvo. Aš siūlau skaičiuoti pagal pagreitį, bet jūs galite paskaičiuoti bet kokiu kitokiu būdu. Nurodysime, koks pas mus turi būti minimalus velocity, tam, kad mes galėtumėm gauti damage'ą. Taip pat mes galim nurodyti damage multiplierį ir taip pat čia mums reikalingas character gravity controller. Mes pasirašysime ant įvykio landed ir skaičiuosime viską. Senderis mums čia yra nereikalingas, mes jį praleisime ir paimsime tik argumentus. Min damage'ai irgi nurodysime 0. Ir žiūrėsime, jeigu mūsų velocity visgi yra didesnis negu minimalus tam, kad gauti damage'ą, tai mes išeisime iš tos funkcijos ir nieko nepadarysime. Galim padaryti net daugiau lygų. Bet jeigu mes turime kitą atvejį, kai velocity yra mažiau negu minimalus, tai tada mes jau perduosim damage'ą. Tik geriau būtų pervardinti į min velocity without damage. Paimsime mūsų velocity, nuo jo atimsime min velocity without damage ir padauginsime iš damage multiplierio. Ir nurodysime, kad typas pas mus yra fall damage. Sukursime naują masyvą, perduosim tą damage unitą, nurodysim positioną, kad tas damage'as buvo padarytas ten, kur ir nukrito tas playeris, ir žaidimo objektas pas mus bus tas pats objektas, kuris ir nukrito. Ir galim tada perduoti mūsų damage'ą. Toks paprastas skriptas pas mus išėjo. Užmesime čia mūsų fall damage skriptą ir nurodysim visus reikalingus parametrus. Tai nurodysim mūsų damage providerį ir nurodysim mūsų gravity controllerį. Ir pažiūrėsime, ar viskas veikia. Tai perėsime debug modą. Matysime, kiek mes dabar turime gyvybių. Ir pažiūrėsime, kas bus, kai mūsų playeris nukris. Galim pašokti kelis kartus ir pažiūrėsime, kas išeina. Kaip jūs matote, mūsų vertical velocity gali pasiekti -10, bet tai pas mus yra minimalus velocity. Ir tam, kad mes galėtume gauti didesnį damage'ą, tą min velocity mums reikia pakeisti. Tai mes sustabdysime žaidimą ir pasakysime, kad min velocity pas mus gali būti -30. Ir pažiūrėsime, kaip bus dabar. Tai mes turime žiūrėti į mūsų current health'ą, koks jis pas mus dabar yra, ir žiūrėsime į vertical velocity, koks jis pas mus yra. Pašoksime kelis kartus ir kai krentam, matom, kad mūsų pagreitis buvo -14 kažkur. Ir galim pastebėti, kad damage'as pas mus tikrai buvo pritaikytas. Current health pas mus pasikeitė. Jis buvo 100, o dabar 96, 44. Pabandysime pakeisti multiplierį. Pasakysime, kad tegul multiplieris būna 5. Ir pašoksime dar kartą. Ir kaip matote, dabar damage'as buvo stipresnis. Dabar mūsų current health jau yra 79. Tai, kaip matote, viskas pas mus veikia. Kitos pamokos metu mes padarysime vartotojo sąsają, kad galima būtų stebėti, kiek mes dabar turime gyvybių. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.